Labas, šiandien Ragainėje pakalbėsime apie šaukštus, bet ne paprastus šaukštus, o ypatingus. Šiandien pas mus svečiuose labai įdomus žmogus, kariškis, kuris baigė savo tarnybą ir dabar gali atsiduoti savo aistrai šaukštų drožybą, kur tai randama ir kaip tai padaroma. Netrukus sužinosim. Artūras Aleksa. Labas Artūrai, kokiais vėjais Vilniuje, nes pats esi iš Žaslių, iš Jonavos, atsiprašau, ar ne? Aplankyti kalėdinę sostinę, o to pačiu jūs aplankyti. Ir Artūras ką tik iš parodos žymios atsiėmė daug savo darbų, tai yra įvairiausi ypatingi šaukštai. Aš vis kartoju, kad jie yra ypatingi, tai Artūrai gal gali pasakyti, kuogi jie ypatingi, kuo jie skiriasi nuo tų šaukštų, kuriuos va čia visai netoli galim rasti, ar Pilies gatvėje, ar kokiam Tautodailės salone. Jie yra kitokie, ar ne? Taip, jie kitokie yra. Pirmas būdas, kuriuo aš dirbu, tai stengiuosi nekirsti gyvo medžio, būtent kad pagaminti gaminį. Ieškau lūžusio šakos arba medžių, kuris jau būtų suplanuotas nukirtimai po maišu kokiam statybom, arba galbūt yra paruoštas genėjimui. Tai iš tokios medžiagos ir gaminu savo gaminius, o gamindamas nenaudoju jokių elektroninių įrankių ar tų vadinamų power tools, tai tik tais rankiniais įrankiais žmogaus rankų jėga jie yra pagaminti. Iš kokio medžio jie yra padaryti? Paprastai tinka visi vaismedžiai, pavyzdžiui, slyva, obelis, kriaušė, trešnė, taip pat nebloga mediena yra beržas, klevas, labai gražiai atrodo. Netinka spygliuočiai, nors kai kur yra aprašyta, kad gamindavo ir iš pušies ar kadagio. Tai greičiausiai žmonės senovėje gamindavo tai, ką turėdavo, kokią medžiagą po ranka turėdavo, iš to ir gamindavo. Beržas yra liepą lengviau apdirbti, sunkiau apdirbti vaismedį yra, nes jisai išdžiūvęs, tai jisai kietas kaip kaulas yra, kaip akmuo. Mano ypatybė drožinėjant visus šitos gaminius yra tai, kad aš pirmiausiai dirbu su šlapia mediena. Slyva nupjauta ar obelis, bet koksai vaismedis nupjautas, jisai džiūdamas skyla ir labai smarkiai skyla, o dirbant su ką tik nupjautu medžiu, su šlapia mediena, reikia mažiau jėgų apdirbimui, paskui jau yra džiovinimo visos plonybės, visos subtilybės. Kiek metų pats drožėt šios šaukštus? Kodėl tai darot? Tai jeigu atsakyti klausimą, kodėl šaukštai, tai pirmas dalykas, laikas pakankamai yra toksai sudėtingas dalykas, kad jo nėra ir daryti didesnį gaminį užtrunka laiko, o šaukštą galima pakankamai greitai padaryti, pirmąjį ruošinį, paskui džiovinimas ir prie jo vėl sugrįžus galime jį pabaigti. Bet kitas dalykas, mane kas labai taip galbūt užvedė, tai kad žmogus kokį įrankį pirmą paima į rankas, būdamas vaikas, būtent įrankį, ne žaislą, tai gal ir klausimas klausytojams būtų, o mano atsakymas tai greičiausiai šaukštas, jisai įrankis yra. Ir kokį paskutinį įrankį palieka ir padeda ant stalo, išeidamas iš šio pasaulio, tai greičiausiai irgi šaukštas yra. Ne veltui posakis yra, kad padėjo šaukštą, kas reiškia, kad žmogus iškeliavo iš šio pasaulio. Kitas dalykas irgi, sakykime, gimsta vaikas, jį pradeda maitinti mama, o paskui jeigu šeima normali ir laikosi pagarbos senoliui, tai greičiausiai tas pats vaikas ir savo tėvus maitina su šaukštu, tai irgi toks pradžia ir pabaiga. Bet čia filosofija jau. Taip, tai yra gili tradicija ir tokie posakiai, aš tiesiog pagalvojau, kad pirmas dalykas, kurį paima vaikas ir išeinantis žmogus palieka, dabar šiais laikais yra gal mobilus telefonas. Bet, valgymas, jis kaip čia, neatskiriama mūsų būties dalis ir pats esi dar tą istorinę pusę daug tyrinėjęs, kokiegi tie šaukštai būdavo ir kaip žmonės anksčiau valgydavo. Taip, teko, norint gauti kultūros paveldo sertifikatą, tenka pasidomėti istoriją, tradicijomis. Tradicijos pakankamai pasikeitusios yra. Lietuviškas šaukštas, jis buvo va štai toksai, su ilgu kvotu,
ir dar didesnės, beveik dvigubai ir gilesnės. Dabar dėl ko? Dėl to, kad žmonės valgydavo iš bendro katilo ir reikėdavo pasemti ir su šaukštu buvo ne kiek valgoma, kiek jis išvalgomas buvo. Dėl to šaukštai buvo dideli. Jie buvo kaip transportavimo dar ir įrankis. Nuo stalo iki savęs. Paskui atsirado tokios tradicijos, atėjo toksai dalykas, kaip kad kiekvienas nori turėti savo lėkštę, savo puodą. Aprašyta netgi yra, kad senoliai pasakoja, kad atėjo laikai, kad kiekvienas jaunuolis dabar nori turėti savo lėkštę. Ir kada tu turi savo lėkštę, tau kaip ir nereikia to tokiu dideliu šaukštu, tau galima valgyti ir su mažesniu šaukšteliu, tada iš savo lėkštės. Tau yra patogiau. Tai Lietuvoje buvo gan gilūs šaukštai. O, pavyzdžiui, Skandinavijai, kuo išskirtiniai šaukštai yra, tai kad jie seklūs yra. Tokiam sekliam šaukšte greitai atšalo verdantis sriebalas kažkoks tai, košis, sriuba. Irgi savotiškas patogumas yra. Skandinaviški šaukštai jie yra trumpi, mažiukai, kad juos būtų galima įsidėti į kišenę ir vaikščioti. Neaišku, kaip buvo senovėje Lietuvoje, nes Lietuva yra toksai kraštas, jeigu medį palieki be priežiūros gaminį kažkur padėjęs ant žemės, jisai supūva. Ir tų tokių labai senų šaukštų yra labai skurdžiai pas mus. Kasinėjant Žemutinę pilį yra ras tiek keli fragmentai. Dar pridurti apie tradicijas, tai yra randami šaukštai, kur kiekvienas žmogus savo medinę šaukštą norėdavo turėti savo. Tik tai savo. Ir jį pažymėdavo kažkokią tai įbrėžimų kažkokio tai, kažko išskirtinės, kad jisai būtų. Tai va tiek tos istorijos. Mes gal dažnai dabar valgydami tais šaukštais, nežinau, nupirktais parduotuvėje, Ikėjoj, net nesusimastom, koks tai svarbus ir apskaičiuotas, subalansuotas įrankis senais laikais buvo. Kiek maždaug laiko, kaip pačiam atrodo, šaukštas tarnaudavo? Ar visą gyvenimą, ar kažkiek metų? Šaukštas kiek jisai tarnauja, tai vat grįžtant prie medienos, jeigu jisai padarytas iš liepos, jį gan greitai suvalgai. Ir yra užrašymuose paminėta, kad žmogus per metus šaukštą suvalgydavo. O dar jeigu vaikas, tai dar vienas su kitu ir pasišpaguodavo su to šaukštu, kaip jis ilgas yra, tai naudodavo kaip ir kardą. Bet jeigu šaukštas yra padarytas iš obels, pavyzdžiui, kuri buvo sukta šakos dalis, jį galima labai padaryti ploną ir jis paprasčiausiai, va toks šaukštas jau ilgai laikys. Jeigu su juo dirbsi pagal paskirtį, tai būtent valgysi, kažko nelaužysi, netrauksi vinių, čia aš aišku šmaikštauju, tai toks šaukštas tikriausiai laikys 10-20 metų ir galbūt ir mano anūkai valgys su juo. Dar grįžkim prie paties, va čia dabar atsivežtų ir pas mus Ragainėje dalis jų liks ir galėsite, gerbiami žiūrovai, įsigyti vieną kitą, kuris jums patiks ir pasirodys labai ypatingas ir būtent galbūt jūsų gyvenimo šaukštas. Gal apie kelis tokius išskirtinesnius šaukštus iš jų, kur jie buvo rasti, kaip jie pagaminti, nes esat minėjęs, kad kiekvienas šaukštas yra su istorija. Čia nėra šiaip išdrožti šaukštai vien dėl to, kad nori išdrožti šaukštą, ar ne? Jo, tai pirmas dalykas, stengiuosi nesilaikyti to neįžeidžiant tautos plasmasinių kinietiškumų, tai kada viskas pagal vieną šabloną. Kiekvienas šaukštelis yra skirtingas ir man pačiam šioks toks įdomumas yra. Seniau aš stengdavausi išlaikyti, gal šitą paimsime, čia apdegintas su žvake, yra simetrijos. Galbūt tai davė kareivių gyvenimas, kad graži rikiuotė turi būti. Ir seniau, jeigu rasdavau su šaka kažkokį tai nukritusią šaką, medžio gabalą, aš jau tokių neimdavau. Bet dabar pasižiūrėjau kokie 2-3 metai, kad čia būtent pats grožis yra tose išpuvusiose šakose. Jas jeigu pašalini, tai nereikia net kažkokio tai atskiro ženklo tau raižyti, tai yra būtent jau tavo išskirtinis šaukštas. Tai va toksai va
Jeigu iki čia paėmus, tai lietuviškų šaukštų toks yra fragmentas, nu, čia jau, sakykime, mano kūryba. Galbūt po 100 metų tai bus jau ir kultūros paveldas, ką čia gali žinoti. Su kaušais Lietuvoje labai sudėtinga tokia situacija yra. Kernavėje buvo surastas toks vienas iš žymesnių. Aprašymuose yra tam nuo 3 cm ir Gardine surasai buvo 55 cm pločio. Pat kaušelį vėl atskira plati tema yra, galbūt sekančiam kartui pasikalbėti. Tokie kaušeliai Japonijoje populiarūs yra. Įdėti prieskonis. Tai jau gal kitos tradicijos. Tai tiek, man atrodo, pirmai pažinčiai trumpai susipažinom, tikimės Artūro sulaukti ir ateityje ir gal Ragainėje ketinam padaryti gal tokį šaukšto drožimo seminarą arba mokymus po naujų metų. Galėsim patys pabandyti išdrožti ir sužinoti, kiek čia to darbo prie to vieno šaukšto. O dabar noriu padėkoti už papasakojimą, palinkėti gero laiko kalėdiniai sostiniai. Mūsų žiūrovams palinkėti gerų švenčių ir, kitais metais dar nepadėti šaukštą ant stalo. Turėti tokį gerą ir gražų daiktą savo asmeniškai labai smagu, man atrodo, ir užeikite į Ragainę įsigyti. Ir iki kitų susitikimų. Ačiū.